lekiam pažiūrėti vieno varianto fanam. Kaip galvojat, koks tai variantas gali būti, va? Parašykit ir pažiūrėsim neužilgo. Kažkada tai kameristas turėjau svajonę turėti tokį patį Tram 4, bet raudoną ir M5. Nu, kur mes lekiam? O mes lekiam pažiūrėti vieno varianto fanam. Fanam vienam. Fanui, tiksliau, ne? Dovanų. Nežinau. Gal paliekam, tegul fanai patys ir spėlioja, kas tai per variantas gali būti, kaip jūs galvojate. 4 variantai. E-Tram 6, E-Cam 6, E-Tram 4 ir E91. Kaip galvojat, koks tai variantas gali būti, va? Parašykit ir pažiūrėsim neužilgo. Nu ką, kameristas, patinka mūsų naujas variantas? Tikrai patinka. Gerulis, ne? Jo. Koks aparatas? Fenderiai, išsukimas, žieminės padangos. Paimk iš arčiau. Gerai, juokauju. Matau, jau savininkas einam greičiau. Va, mūsų variantas. Keturi variantai. E-Tram 6, E-Cam 6, E-Tram 4 ir E91. Kaip galvojat, koks tai variantas gali būti, va? Parašykit ir pažiūrėsim neužilgo. Klausimas, kodėl tu paminėjai būtent E91? Jo, toks tipo, visi sedanai ir vienas universalas. Tai specialiai, kad nuo, žinai, užuominos toliau nuvest, o gal universalas. Nu ką, turim E91, 28 metų, 2,5 benzas, mechanas, su cicu, netvarkingas salonas labai purvinas, 19 ratai su žieminiam padangom, ratai apdaužyti yra, kėbulas plius minus neblogas, yra viena kita rudelė ant sparno, bet nedidelė. Man gal nepatiko tas momentas, kad kai užkuriam variklį ant šalto, buvo šiek tiek mėlyno dūmelio, galimai valgo tepalą. Pasakykit jūs, kaip jums atrodo, kaip jums šitas variantas, ar norėtumėt tokio Winterbiterio, ar aišku mes dabar šiuo metu jo nepirksim, turėsim omeny kaip variantą, važiuosim dar, pažiūrėsim kelis variantus. Kadangi laiko dar pakankamai turim, tai manau, kad niekas šitos mašinos taip greitai vis tiek nenupirks, tai jeigu nupirks, tai nupirks, paimsim kitą, reiškia, nelemta buvo. Tai nežinau, aš labiau linkęs pažiūrėti dar kokius 5 mašinas ir padaryti išvadą iš tų 5 ir išsirinkti geriausią variantą. Tai jūsų nuomonė irgi šitoje vietoje svarbi, rašykit komentaruose, aš viską skaitau, viską matau. Pažiūrim dabar gal biškį iš arčiau. Yra cup holderiai, bet vieno trūksta, ar jisai ten išlūžęs. Pavalgyti yra rankena keleivio pusės. Pati čia šiaip pas 90-ukus tokia liga yra. Keisti reikia jos. Ten ta guma su laiku labai minkšta tampa ir po to dažosi į džinsus ar dar kažkur. Gale, ką žinau, pavalyti reikia. Gero cheminio. Gal viskas gerai. Matosi, kad yra žemintas spiroklės. Visa mašina yra žeminta. Dugno dar nematęs. Patikrinam galinį stiklą, ar veikia liftas. O, veikia. Dažnai šiai būna, kad surudė, kad nebeveikia. Bam.
galim dar parodyti, kaip po kapotu atrodo. Šiaip po kapotu reiktų irgi pasiplauti. Nu, nėra čiukom girdis po kapotu, iš tikrųjų, pažiūrėk, kameristai kaip atrodo. Biškai apsitė palavęs. Varikliukas. Važiuojant čia, matė šitą mašiną, nuomonė tikrai buvo geresnė pas mane. Realiai, kai važiuojam, galvojau, kad įmam paliubom. Ledą, tipo, apšė ledinė mašina. Net negalvojau, jau galvojau viskas, suradom, bet dabar jau biškai mintis pasikeitė, galvojau, kad tikrai įmanoma rasti geresnį variantą. Vis tiek dovanojam mašiną, norėtųsi žmogui padovanoti, tipo, gerą daiktą, o ne, žinai, pirmą pasitaikusi čia atvažiavom, paėmėm ir, tipo, žinai, po to turės žmogus problemą ir prisimins mus. Nu jo. Tai pasižiūrėsim, manau, dar vieną kitą. Nu aišku, kaip Winterbeateriui, tai manau... Nu, bet vis tiek, nenorėčiau, tipo, žinai, padovanoti žmogui ir kad jis turėtų problemą. Kitą dieną dar neužsikurs, ar dar kažkas. Kol kas, davai pažiūrim dar saloną. Opa. Nu ką, šalta šiandien. Salone ką turim? Cica. Pažiūrim, ar veikia. Mažasis telikas. Kažkaip galvoju, kad bus didysis Navi, bet ne. Bet pala, kažkaip kameristas čia ne taip viskas turi atrodyti. Arba aš kažko nesuprantu. Ta prasme? Ta prasme, tipo, joystickas tai Cico, bet meniu tai tas CCC, kur būdavo. Tipo senas? Jo. Įdomu. Nu, įdomiai kažkaip. O tai gal čia buvo Cicas, bet pakeitė į šitą seną? Nu, nebent, nes taip neturi būti. Arba aš nežinau, parašykit ekspertai, kas žinot. Žiūrėkit. Cica joystickas, bet meniu senesnės navigacijos. Tai būna ar ne? Man atrodo, kad ne. Nu, komplektacijoje čekas jau. Komplektacijoje eina čekas, dega. Lemba kvapas baisiai jaučiasi. Šak. O, telefonas kažkoks tai. Ką čia? Žiūrėsim, gal ataskaitą iš karto yra. Žiūrėk, iš tikrųjų, realiai tai aš jau pažiūrėjau, yra ataskaita. Tai su Rida problemų mes neturim, kaip ir su dokumentais. Turim problemų tik tai su patirta žala. Nuotraukų nėra, bet matom, kad Vokietijoje buvo kažkoks incidentas, buvo gavęs ir priekis, ir galas, ir kairys šonas. Čia buvo 2 incidentai, pirmas netoks baisus, tai yra labiau pirmas yra baisus, antras nebaisus. Pirmas buvo, matom, kad išmoka nuo 5 iki 10 tūkstančių buvo, o antras buvo nuo 1,5 iki 3. Man tik reikia paminėti, kad jeigu pirksit savo automobilį, žiūrėsit, tikrinsit, tai nepamirškit dar pasinaudoti mano naudos kodu ARMEN, gausit 20% naudą bei paremsit mūsų visą šitą projektą. O mes, ką žinau, paliekam turbūt šitą variantą. Reikia užgesinti, kad nesudegtų netyčia. Ir važiuojam ieškoti kito. Realiai pastatėm ant kojimėse. Dabar padarysim tokį biškelį aprinkimą, kad normalus ratas užsidėtų, normaliai važiuotų. Padarysim tokią pilną defektaciją, kad paskiau po visų tų atliktų darbų mašina nestovėtų vėl nežinau kiek laiko. Ir toj keliam žiūrim konkrečiai, kokių dar detalių reikia, nes prieš tai matosi, kad vaizdas yra pasikeitęs nuo to pirminio, kada buvo mašina atvažiavusi, tai aš jau čia dalį aprinkau. Dalinai tokį sąrašą padarėm, bet reikia konkretizuoti, ko dar iš tikrųjų mums reikia, kad paskiau neišlystų jokių tokių nesklandumų, dėl ko mašina gali užstrigti. Tai va, truputėlį laiko ir viską duosim žinoti, kokia situacija yra. Važiuojam.
Ką mes čia turim? Aš mačiau, žinai, kad tenais šitas guli, tai vad galvojau, pažiūrėsiu, kas ten darosi. O, žiūrėk, kameristas parodė, kas čia vyksta. Po smūgių ratą, kas gali būti. O. Kokios pasiekmes. Žiūrėk, man. Dabar pakėlus, matai, pusušio laikiklis yra nulaužtas. Jau matosi, kad naujas stovi. Ir vėl antrą kartą jau pakeisim. Variklio pagalvę, matai, nulūžusim. Matosi, iššokęs motoras. Šitas pilnai guli. Tai greičiausiai sutrupinta yra šitą pagalvę jau. A ką tu, Valera, matei, kad razdatki batai? Gale? Ai, aha, žiūrėk, razdatki kokie. Bus reikalų. Pakeist sunku? Ne, nėra sunku, bet vis tiek, žinai, kiekvienas papildomų rasta sulaužyta detalė, tai iš karto į kalkuliatorių dasideda. Na. Žinai. Nu ką, davai, tada įmam šitą papiriuką, aš padarysiu tai sąrašiuką ir viskas bus aišku. Padarėm sąrašiuką, realiai kaip ir ne per daugiausiai, tai iš apačios yra apgadinimų, bet tokie, iš tokių brangesnių dalykų. Tai traversas, razdatkė, pusušio laikiklis, abiejos pagalvės ir ten kelios, suvediminė truputė, tai kaip ir tokie, bet, brangus dalykai. Toliau, kas liečia iš apgadinimų, tai matosi, kiek ratas dar yra papildomų pagadinės, tai kirtas į šitą vietą, tai reikės šitą vietą visą išlankstyti ir čia jau per antrą kartą, nes jau matosi, čia viskas daryta yra. Tada nuo pirmo smūgio būtent šita visa dalis yra nauja pastatyta ir būtent per šitas vietas viskas yra statyta. Šitoje vietoje matosi. Kas liečia ten tų darbų atlikti, kaip ir viskas daug maž normaliai. Reikės tik atkreipti dėmesį, kodėl ten ta banga yra ten likusi. Tai faktas tas, kad pratampysim priekį, pakeisim čia tą nosytę apgadinimą, šitą vietą sustatysim, pasimiruosim diagonalės, viską pažiūrėsim, ten dar raukšlė išeis, neišeis. Jeigu neišeis, tada ją tiesiog ten pralyginsim, nes realiai, kada jau yra pakeista detalė, ten jau betempiant labai mažas šansas, tarkim, kad jinai, tarkim, išsilygins. Bet jeigu jinai dabar įvykio metu tipo sulinko, tada jinai išsilygins. Tokių esminių dalykų praeitą kartą, kada dariau sąrašiuką, pastebėjom, kad kada iššovė kojo airbagas, sulaužė panelę. Tai dabar užduotis yra tokia, kad nurinksim visus dižus, nurinksim airbagus ir nuimsim panelę. Tam, kad sutvarkytų per tą laiką, kol mes čia darysim priekį. Čia tas lūpos. Įdomu, ar nesuplėšė. Kaip tik kameristas mums pašvies. Čia gerai. Čia gerai. Ką, visai neblogai, žinai, iš tikrųjų nors airbagas iššovė, bet šitose vietose labai dažnai suplėša lubas. Ir paskui arba siūt reikia, arba pertraukinti, tai šiaip iš tikrųjų pasisekė šį kartą. Išlaužė airbagas, kai šuojama, viskas. Ten plasmasė, ne? Jo, čia gaunasi paminkštinimas ir ten toliau plastikas yra. Tai va būtent po šitą vietą reikės tvarkyti. Nu, bet kaip sakant, geriau žmogaus saugumus negu plastikai, ne? Tai aišku. Aš ir taip galvoju. Tai va, tai realiai situacija tokia, dabar Valera išims airbagus visus.
priekėse. Iš padarytų darbų nuimta panelė, nuimti diržai, ar iš stogo ar begai, kojos, panelė ten atiduos tvarkyti, viskas kaip ir paruošta būtent tolimesniam veiksmams. Dabar padarėm, kad kurtųsi mašina be panelės, tai kuriuose galėsim išvažiuoti, stumdyti, kad nereikėtų. Ir dabar ką, laukiam detalių, realiai sekančių detalių, kas išlindo būtent šioje apžiūroje. Ir statysim ant stendo, darysim tolimesnius darbus. Kaip ir tiek, šiandien viskas, darbai atlikti. Ką galiu pasakyti? Kad tai yra antras dublis. Čia yra antras dublis? Ne, čia pirmas. Nu ką, verksniai, kurie verkšleno dėl spoilerio iš AliExpresso, pažiūrėkit, koks atvažiavo. Tikėjausi, kad bus plastikinis, o atvažiavo karboninis. Už ten kažkas apie susiuntimų 100 eurų. Aš dabar net 3 papildomai užsakiau, gavosi už vienetą 8 eurų. Tai jeigu žinot, kur Lietuvoje galima nusipirkti tokį, už tokią kainą, parašykit, nupirksiu ir daugiau. O kol kas, žiūrėkit. Nu vis, nežinau, kiek sveria. Jo, jis tikrai lengvas ir šiaip iš tikrųjų, jeigu iš arčiau pažiūrėsi su kamera, kad tai yra ne lipdukas užklijuotas, o jisai būtent ta karbono, tas žaismas yra grinai, kad matosi, kad karbonas, ne šiaip kažkokia nesąmonė. Ką? Barnamdės? Buvo pridėjęs beje prie kėbulo, tarpai, patikėk tu man. Nu tai tuoj mes viską atsižymėsim, kur jisai turi stovėti, pasižiūrim kaip stovi ir tada ką, nu priklijuosim. Tai va. Sau, ne, nu žiūrėk. Baits vieną pusę, dabar kitą. Prispaudžiam. Kiek čia pirštas? Va, o taip va turi būti kažkas tokio. Karmėnai, sušvarė mašiną atvažiuoja. O dabar klausimas, kodėl čia taip prilipdyta? Čia realiai padarom tokias ribas, kur plius minus turi spoileris nukristi ir kada tai bus su klijais automatiškai, kad neišeiti iš ribų, kad nereikėtų klijų gulyti. Paskui pridedi atsargiai ir būtent į tos va vietos ir padeda. Ir viskas, ir kad klijų nereikėtų valyti, neprisidariant dirbų. Ir dar plius žymėjimas aktyvatoriumi praeisim, kad klijai geriau prisiklijuotų. Ir viskas to vyksta. Paeinam ir klijuojam. A few moments later. Nu ką, gerai matosi ant dienos šviesos kamerystas. Jo, normaliai. Aišku, dabar mašina yra purvina, tai nelabai vaizdas, bet išplausim už poros valandų, nežinau, įterpsim šitą kadrą ar ne, bet asmeniškai man, biškai iš tolo, kai nueini pažiūri, labai viskas čia gerai atrodo. Trūksta dar galimnio difuzoriaus, toks, kad būtų irgi išlindęs, kad gerai žiūrėtųsi vienas su kitu. Ir viskas čia čiki-puki, o dabar siūlau pereiti prie ketvirto, kuris grįžo po dažytojo. Biškai papasakosiu irgi. Trumpai papasakosiu, kas buvo daryta ir kiek kas kainavo. Tai pradėkim nuo to, kad mašina buvo pas dažytoją, persidažė visas šonas, sparnas, galinis bamperis, durys, priekinis sparnas, priekinis bamperis. 900 eurų kainavo visas šitas reikalas. Toliau mašina buvo tintė, priekinės lempos buvo aptrauktos apsauginė plėvelė ir šonai, slenkščiai buvo aptraukti juoda juostelė su užrašu M-Performance. Kainavo 150 eurų. Ir dar pakeliui mašina buvo užvažiavus pas elektriką, buvo pilnai sueuropinta,
labai pigiai beje paėmė 100 eurų elektrikas. Skaitau, kad čia yra labai gera kaina. O toliau ką, dabar grįžo mašiną pas dirbtuvės pas Andrių, dasirinks užsidės performances, visos smulkmenos, tarpai susidės, susižiūrės ir kaip ir viskas. Beveik paruošta mašina, keliaus į pardavimą. Greičiausiai, kad siūsim į Vokietiją. Davai, Andriau, papasakok biškį, ką tu dabar veiksi su šitą mašiną, nes mes su Kamilištu privalom išlėkti į kitą vietą, darbų pilna, nieko nespėjama. Dar kažkas sako, kodėl Armėnas pats prie mašiną nedirba. A va todėl, kad nėra laiko. Tai mes paliksim tave dabar vieną su šitą mašiną ir greičiausiai, kad tavo darbus dar ir nenufilmuosi. Ja, nu faktas tas, kad bent jau bus prieš ir po bent jau. Nu jo, bus vat prieš dabar ir po jau pamatysit iškart po plovyklos. Ką realiai grįžo mašina po dažymo, tai ką, nepakeisim, o sudėsim performansą, pakeisim priekinį bamperį, nes neturi apiplovimo purkštukų. Apiplovimo purkštukų visą sistemą sudėsim, surinksim durytės, saloną, bagažinę, viskas, kas ten buvo prieš kėbulinius išrinkta, tai va viską pilnai surinkam ir viskas, aš manau, iki vakaro bus pilnai pabaigta. Tai va, sudėsim šitos poslenkščius ir galim atiduoti į valymą. Nes jau atvažiavo taip pat jau pas elektriką jau buvo. Tai viskas padaryta, tai realiai iš tikrųjų čia labai nedaug laiko. Žodžiu, paskutiniai patipliojimai ir viskas. Jo, realiai. Lekiam tada ir mes dirbti ir tau netrukdom, nes mes čia vietoje esame labai daug šnekam. Darbai lėtai juda. Ant to filmavimo labai daug. Per tą laiką jau būtum 2 mašinas padaręs. Tai va. So. Gerai, iki greito pasimatymo. Gerai. Čia, visom. Opa, здорово. Блин, biškiai apsirgęs esu. Čia po to karto, kai Raslam skaičiu, pamanai. Ką mes dabar darom? Mes dabar atvažiavom pas dažytoją Arną pasiimti Tram 4 šarvuoto galinį bamperį, kuris buvo perdažytas, nes senasis buvo įtrūkęs. Jeigu kažkas žiūrėjo tą epizodą, tai prisimins, apie ką aš dabar kalbu. Kitas dalykas yra bamperis, kuris yra sutrūkęs. Tai arba bandysim sulitoti šitą ir perdažyti, arba reikės kito bamperį. Pasiimam bamperį, atvažiavom su mūsų krovininiu GL-u, užkrausim bamperį, nuvažiuosim iki serviso, bandysim pakeisti ir realiai čia jau kaip ir bus Tram 4 istorijos pabaiga. Bamperis uždėtas, šiandien dar jį pafotkinsiu ir keliaus mašiną į skelbimą. Gal net išvažiuos į Vokietiją, dar neaišku, yra tokių planų iš tikrųjų. Tai ką, žinau, einam dabar pasiimsim ir žiūrėsim toliau. Žiūrėk, Kamilistas, kokią funkciją turi GL-as. Bam, sėdinės, žiūrėk. Baits, vienas ir kitas. 7 vietis. Bam. Davai, to aš dar vieną užlenksiu sėdinę. O. Bandyk, kada kažkaip įkišt taip. Na, kitą pusę jo. Ir ten prasuk. So, uždarom bagažinę, šokam į mašiną. Non-stop tu čia viską filmuoji. Vistas. Šlykštus oras. Ką, dabar reikia turbūt papasakot apie konkursą.
pastebėjau tokį dalyką, žodžiu, ne visi matau, kad gerai įsiklausėt į mano žodžius ir apie taisyklės, apie viską aplamai ten aiškiai dar pasakiau. Jeigu nesupratot, peržiūrėkit įrašą dar kartą. Dauguma iš jūsų komentuoja ir šalia net nerašo savo nickname'o. Dauguma iš jūsų netidarė savo profilių. Ta prasme, jūs nesipykit, bet kai išrinksim žmogų ir jeigu čia būsit vienas, nežinau, jūs būtent, kas dabar žiūri, tai jeigu pažiūrėsim, kad viena iš taisyklių yra neprižiūrėta, tai sorry, laimės kitas žmogus. Nes dabar realiai 50% arba daugiau, pagal taisyklės. Pagal taisyklės, tai pam dabar viskas, žiūrėjau. Aš periodiškai tikrinu įdomumo dėliai, tai ne visi suprato, o man atrodo viskas ten labai aiškiai buvo pasakyta ir dar pripininom žinutę komentaruose. O tiems, kas atėjo pirmą kartą šiandien į kanalą ir nesupranta, apie ką čia kalba eina, tai mes dovanojam mašiną, padovanosim per Kalėdas. Taisyklės rasit praeitam epizode, Kameistas čia įdėsite ištrauką galbūt, kad žmonės lengviau surastų. Viršelio tą nuotrauką. Jo, ir prašau, dalyvaukit. Bet šiaip jie ir pakomentuot turi ant to vidoso, o ne ant šito, kad dalyvauja. Taip, pakomentuot turit, ar darom, kad ir ant šito. O tai kaip mes pada išrinksim? Ne. Jo, tai taisyklės yra taip, kad turit komentuoti tik tai būtent ant to vidoso, kurį dabar matėt ar matot, nežinau kaip čia bus sumontuota. Dabar į praeitas vidosas jau gaunasi. Praeitas gaunasi. Tai realiai iki Kalėdų turit laiko, galit komentuoti tam vidose ir kažkuris vienas iš jūsų tikrai laimės. O dabar važiuojam iki garažo. Nu ką, kameristas, atėjo ta diena, kai reikės keisti gailę tepalas. Čia yra Deno mašina, mašina yra parduodama. Jeigu konkrečiau, kam reikia, nežinau, ar dėsim gal skelbimo mašinas, ar galiu trumpai pasakyti 12 metai, 4.7 benzas, labai šiaip geros būklės yra automobilis. Praeitą mėnesį, kai neturėjau mašinos, Denas man paskolino šitą džipą, aš visą mėnesį atvažinėjau labai daug, apie 7000 km ir pažadėjau, kad pakeisiu jam tepalas. Tai dabar tą ir darysim. Einu, pakelsiu mašiną kol kas, filtrą aš jau atsukau, nupilsim tepalas, pakeisim filtrą ir pilsim tepalas. Pakeičiam varinę šaibutę į naują, nes senoji jinai yra jau suspausta. Čia galima šiaip, jeigu iš artinio filmuosi pamatyti. Ir automatiškai gaunasi antrą kartą, kai bandai ją panaudoti, jau labiau jau nėra kur įspaustas ir pradeda leisti. Dėl to pakeičiam į naują ir ramiai galvom. Ką, uždedam filtrą, svarbu reikia patepti gumytę, svarbus momentas. Ir užvežt tik su ranka. Va, matai, kameristas, 2,5 Newtonai. Kaip tik neseniai matau savo ranką, tiek ir buvo. Tepaliuką pilsim nuo Hado. Telpa pas mus 8,5 litro. Turim čia 2 po 4, įpilsim pilnai ir dar turim litriuką, pusę įpilsim ir bus norma. Būtent Red Boost priedas padeda varikliui tarnauti ilgiau ir sumažinti nusidėvėjimą. Ką, bandom kurt, žiūrėsim, pamatuosim levelį ir jeigu trūksta, tai pilsim dar. Nu
ką, patikrinom lygis normai. Darom kapotą. Bagažinėje guli Tram 4 bamperis, išvarysim šitą, nešim bamperį, važiuosim su mašina, uždėsim bamperį ir pagaliau su Tram 4 bus istorija baigta. Šitos dienos laukiau labai ilgai. Gal daug kam tai netaip rūpi, bet man patikėkit, laukiau. O Denas žino, kiek dienų aš laukiau tos dienos, kada atiduosiu tą Tram 4. Oi. Tai kaip ir sakiau, tačka parduodama, tepalai pakeisti, jau patys matėt. Kaina 11 000, bet Denas yra sukalbamas, tai manau 10-500 tikrai atiduotų. Tai ką mes dabar darysim? Kaip matot, bagažinė yra jau perdažyta. Anksčiau čia buvo toks defektėlis kartu su bamperiu. Ženkliuką dabar įstatysim atgal. Reikia 2 tokių šponkyčių. Bamperį pakeisim į naują. Ir dar buvo veidrodis atbulinio matymo, žiūrėjimo. Nuplyšęs, nežinau, nukrytęs, ten jisai yra su tokiu metaliniu daikčiuku, kuris klijuojasi tiesiai prie stiklo. Tai Denas dabar užsiėmęs tai tom, o aš tuo tarpu uždėsiu ženkliuką. Visi įmanomi darbai ties šito šarvuočiu atlikti. Galimai čia yra paskutinė serija, paskutinis epizodas, kada jūs matote šitą aparatą. Manau, kad daugiau ir mes jos nebepamatysim. Mašina iškeliauja į Vokietiją. Švarom! Dar tai kameristas turėjau svajonę turėti tokį patį Tram 4, bet raudoną ir M5. Kameristas, turim ir tokį aparatą pas save garaže, M5, 3.6 benzas, Rida 220. Čia toks buvo, kaip aš sakau, slaptas projektas mūsų garaže. Kodėl slaptas projektas? Nes niekada nerodžiau, neskelbiau, niekur neviešinau.
Tai dabar, kai jau mašina yra pilnai atrestauruota, galiu šiek tiek papasakoti. Pilnai buvo padaryta restauracija, dugnas dažytas, pakaba visa nauja, kėbulas visas dažytas. Realiai ką, liko paskutiniai patepliuojimai. Į Vin Motors reikia užvažiuoti, atiduoti, kad kėbulą prapoliruotų, saloną biškį pavalytų ir mašina keliausi į skelbimus. Ką domina, realiai 23 000 yra kaina mašinos, ant vietos galima šiek tiek pasidėrėti, jeigu gražiai bendrausit. Ir tiek, šiaip smagi mašina M5, jaučiasi tų laikų dvasia tokia, žinai, spaudyti, tas kvapas benzo, žinai, iš visintuvo irgi toks priduoda savotiško skonio mašinoj. Man tai salono kvapas grinai kaip šarvuotėm. Jo, šiaip visų jų senų BMW'ų kvapas salonė, tiek Alpinos, tiek to šarvuoto, tiek šito atsisėdi į skirtingus BMW'us tų pačių metų, o kvapas visur tas pats. Čia jau BMW tikrasis kvapas, kaip aš sakau. Kiekviena mašina šiaip turi savo kvapą. Pas Mersus buvo savotiškas kvapas, pas BMW'us buvo savotiškas. Man jeigu uždengtum akis ir pasodintum į kokią nors mašiną senovinę, iš kvapo pasakyčiau tau kokią mašiną. Ką? Važiuojam. Ką padarėm pit stopą pas mane dar garažą, nes gavau šiandien lipdukus tokius. Pamėginsim to pačiu ir priklijuoti, o jūs galite parašyti savo nuomonę, kaip jums atrodo mūsų naujas dizainas. Lemba kamirštis, čia yra reikalų. Atklijuoti, aš tau pasakysiu. Reikia kiekvieną raidę pasistengti, prikabinti. Ir op, tai. O, žiūrėk. Nu, bet aišku įmanoma. Reikia biškį kantrybės, kaip ir viskam šitam gyvenime. O, atklijuoti, dabar svarbiausia tiesiai priklijuoti. Pacentruok biškį ten. Taip gerai bus? Jo, gerai bus. O, tai čia aš? Taip. Rankos įvidriam. Klijuok. Davai. Op, viskas yra. Prispaudžiam. Čia geriausia būtų su skuduriuku šiaip prasieit. Ir bandam dabar atsargiai nuklijuot. Šiaip visai prikolas, kaip su markeriu parašyta, o ne lipdukas. Man tai labai patinka. Šiaip prikolas, aš tau pasakysiu. Kaip su markeriu, ne, parašyta kažkas taip. Man patinka, nežinau, parašykit savo nuomonę, kaip jums šitas lipdukas, naujas dizainas. Beje, kalbant apie nuomonės, nepaslaptys, kad aš skaitau ir atrašinėjau į komentarus. Buvau užmatęs tokį vieną komentarą, kur žmogus rašo, kad šitam kanalui nepadės nei kameristas, nei pigios dovanėlės. Tai galiu paneigti dėl kameristo. Kameristas jau padėjo. Jeigu kas nesekat statistikos, tai kanalas jau paaugo vos net 3 gubai. O dėl pigių dovanėlių, ką aš žinau, čia toks individualus dalykas. Kažkam gal ir pigios dovanėlės, kažkam brangios. Jeigu turi kažką pasiūlyti, parodyti pavyzdį, kažką geriau padaryti, padovanot, kaip tu vadini brangesnį dovanėlę, nu tai parodyk, kaip reikia. Mes paseksim tavo pavyzdžio, prisidėsim prie tavęs, paspausim tau ranką. O kol kas tu esi tiesiog eilinis hateris komentaruose, dėja. Tai vat, dėl lipdukų, kol kas čia yra vienetinis pavyzdys, bet greitų metų bus jų daug. Tai galėsite parašyti man Instagramą, susirašysim, padovanosiu, padalinsiu. Bet Vilniečiam kol kas. Siuntimo nėra, neturim tam laiko.